Sveiki visi, su jumis yra MJ Taro ir šiandieną norėčiau padaryti tokį būrimuką. Tai pažiūrėti, kas įvyks jūsų pasirinktų laikotarpiu. Laikotarpį siūlyčiau rinktis iki 3 mėnesių, nes toliau lik norėtus platesnio apžvelgimo, taip pat vis tiek Taro kortos jos parodo tokias gairias, kaip mums reikėtų galbūt pasielgti. Tačiau daug kas labai vis tiek priklauso nuo mūsų aplinkos, ar ne, galim mes keistis, bet kiti žmonės ne. Tai gali tiesiog ilgesniam laikotarpį įvykti daugiau pokyčių, jūs pasikeisti ir tiesiog jau tada pasikartosiu, norėtus detalesnio apžvelgimo, taigi rekomenduoju rinktis laikotarpį, sakykime, iki 3 mėnesių. Galbūt norit pasižiūrėti, kas įvyks ateinantį mėnesį, galbūt per visus 3. Taigi, prieš jūs yra 3 variantai ir galbūt jau pasirinkote vieną iš jų, o jeigu ne, tai galite susistabdyti vaizdo įrašą ir pasižiūrėsime. Čia yra kasdienių raganų taro, čia yra naujosios vizijos taro ir auksinis taro. Pirmas variantas, antras ir trečias. Sveikas pirmasis variantą. Ir dar kad priminsiu, nesvarbu, kokiu metu žiūri šitą video, tai peržiūrėsime įvykius, kurie vyks tavo pasirinktų laikotarpiu. Tiesiog dabar, kol maišau kortas, gali mąstyti, kokį laikotarpį nori užsidėti. Ir pasižiūrėsime. Gerai. Pirmas variantas, kas laukia tavęs meilės srity. Kas laukia tavęs darbinėj srity pasirinktų laikotarpiu. Ir tavo savijauta, atmosfera šituo pasirinktų laikotarpiu. Na ir žiūrime. Meilės sfera. Meilės sfera gali pareikalauti daug stiprybės. Kodėl? Nes gali būti daug tokių pagundų, gali būti netgi priklausomybių nuo galbūt tam tikro žmogaus netgi. Ir čia reiks daug stiprybės. Taip pat gali būti, kad sulauksite daugiau dėmesio negu iki šiol sulaukėte iš priešingos lyties.
Ir santykiuose bus labai svarbu eiti tokią bendrystę, atrasti bendrą kalbą, atrasti bendrystę darbuose, kad ir buitinėse paprastuose. Akivaizdu, kad gali būti meilės srity naujų pasiūlymų ir tam, kad jūs išlaikytumėte gerus santykius ar netgi gerą santykį su savimi, jums prireiks stiprybės. Tuoj pasižiūrėsime. Ir apie ką bendrystė, tai iš tikrųjų yra apie tai, jog norint pagerinti santykius ar norint save pakeisti naujose santykiuose, sakykime, pakeisti save tame, kaip jūs pavyzdžiui elgiatės santykyje. Nors ir dabar neturite antros pusės, bet gal pavyzdžiui, jūs suprantat, kad naujose santykiuose norėčiau elgtis kitaip. Tai ties tuo gali tekti padirbėti. Padirbėti tam, kad paleistumėte tai, kas jūsų nebetenkina santykiuose. Tam, kad įgautumėte visiškai naują požiūrį, naują perspektyvą. Tiem, kas turit porą, vėlgi, ką jau ir minėjau, tai bus darbas tam, kad pakeistumėte tai, kas netenkina esamame santykyje. Ir čia reikės tiesiog pažvelgti naujomis akimis į tuos dalykus, kurie jūsų netenkina. Taip, velnias vieniems gali būti kaip pagundos ar ne iš šono, galbūt didesnis priešingos lyties dėmesys. Tačiau kitiems tas velnias gali pasireikšti per ego. Galbūt aš būsiu ar ne piktesnė su savo antrąja puse, nes man atrodo, kad kažkas ne taip, man atrodo, kad aš norėčiau to savo, man ir tai gali būti tas jūsų velniukas viduje, kurį reikėtų aptramdyti jūsų pasirinktą laikotarpį. Nes iš tiesų tam, kad atrastumėt tokią ramybę, švytėjimą šį mėnesį, tai jums reikės pastangų. Gerai, toliau žiūrim darbinės sritis, pirmasis variantą. Darbinės sritis tokia, sakyčiau, neišvengsi apkalbų, kažkas bus nepatenkintas tavimi ir gali būti, kad nušvis nauja galimybė, naujas šansas pasirodyti kitaip, kad ir tame pačiame darbe.
Nors labiau kažkaip intuicija sako, kad gali iš viso naujas pasiūlymas ateiti. Ir toks, kur galbūt jūs, jau seniai norėjote tame darbe, sakykime, iš kurio gausit pasiūlymą, pasireikšti. Iš ties, čia, kur dabar esi, tai bus kažkokiu tai nesutarimu, bet tai privers tave susimastyti apie pasirinkimą, kad galbūt aš šitam darbe galiu pasižiūrėti kažkaip kitaip į tai, ką aš darau, o gal iš viso aš net nenoriu čia būti ir noriu pradėti kažką kito. Tai vat pasirinktų laikotarpiu turėsi daryti kažką kitaip ar netgi keisti darbą. Taip, dar šiek tiek patikslinau. Gali būti, kad per pasirinktą laikotarpį pagaliau įgyvendinsi tai, ką seniai norėjai įgyvendinti profesinėje pusėje, tačiau labai ilgai dėl to svarstėjai. Ir pasižiūrėkime jūsų savijautą, bendrą atmosferą. Pirmas variante, tavo fizinė savijauta labai priklausys nuo to, kaip tu jautiesi savo viduje. Iš tiesų čia jausis noras daryti pokyčius, toks didelis vidinis noras daryti kitaip, žiūrėti situacijas kitaip, nes patys suprantat, kad taip kaip yra dabar, jau manęs nebetenkina. Ir jūsų fizinė savijauta labai reaguos į jūsų vidinę savijautą. Taip pat tariu pamedituoti, leisti savo dažniau pailsėti, nes visos sritys reikalaus vidinio pokyčio, kitokio matymo ir tam reikia kartais dažniau pabūti su savimi. Tam, kad nepriskubėtume, nepridarytume klaidų, tam, kad iš tikrųjų suprastume, kokie mes norime būti, sakykime, santykyje, kokie mes norime būti darbe, ar ką mes norime keisti darbe, gal iš viso norim keisti veiklą. Tai tam reikia daugiau poilsio ir tą poilsį išnaudoti savęs pažinimui. Ir pasižiūrėsim jums orakulą. Taigi pasirinkto laikotarpio orakulas yra taip. Jums reikės atrasti harmoniją ir balansą. Tai kaip ir minėjau, tai gali padėti padaryti meditacijos, dažnesnis poilsis, kad ir trumpesnis, sakykime, bet dažnesnis, kad jūs atsiribojat nuo visų reikalų ir būnat tik su savim. Tai jūs padės subalansuoti ir jūs aiškiau suprasite, ką jūs norite daryti.
su savo santykiais, su savo darbu, kokie jūs norite būti. Labai atkreipkite į visatos ženklus, ką jinai jums atsiųs tuo metu, kada jūs būsite atsipalaidavę, nes ten irgi gali būti užslėpta žinutė. Tiesa, dar tokia mintis kilo, kad ieškant atsakymų, nebijokite kreipti dėmesį į partnerį, į tai, ką jis jums sako. Ir tas partneris, kas turi antrą pusę, tai yra antroji pusė, ar ne, kas neturi antros pusės, tai galbūt kažkoks yra geras draugas, kuris jum parašys galbūt kokią mintį tuo metu, kada jūs ilsėsitės, ar šiaip atsipalaidavę šnekėsit apie reikalus. Tai atkreipkite dėmesį irgi į šitų žmonių žinutės, nes ten irgi gali būti atsakymas, ką jums daryti. Su savim, su savo gyvenimu, taip sakant. Tai va, sėkmės tau pirmasis variante. Labas, antrasis variante. Tuoj pasižiūrėsime žinutę tau, kaip seksis tavo pasirinktų laikotarpiu, meilės srity, darbe ir tokia bendra atmosfera, tavo savijauta. Taigi, antrasis variante, kaip seksis tau tavo pasirinktų laikotarpiu. Meilės srity kaip seksis. Neklauso kortos šiek tiek. Sukinėjasi. Kaip seksis darbiniai srity tavo pasirinktų laikotarpiu. Na jau, atverčiau, tai atverčiau. Ir tokia bendra atmosfera tavo savijauta pasirinktų laikotarpiu. Gerai. Na, kol kas atrodo, kad santykiuose, meilės srity tikrai nusimato džiaugsmas, laimė, netgi norėtų sakyti harmonija, bet dėl harmonijos mane šiek tiek muša iš vėžių šitą kortą, tai pasižiūrėsim, kodėl. Taip. Nors ir santykiai klostysis harmoningai ir gali būti tokių lemtingų pokyčių, gali būti santykių perkelimas į kitą lygį. Tai, pavyzdžiui, galbūt susižadėsit. Kas neturi antros pusės, turėtumėte ją sutikti, nes švytėsit kaip tą saulutę. Tačiau iki pilnos tokios harmonijos bus momentų, kada jūs norėsit šiek tiek atsitraukti ir užsidaryti savy. Tačiau,
taip kartais būna ir viskas su tuo gerai. Reikia kartais mum ir pabūti vieniems. Oho, vien didieji arkanai krenta. Iš tikrųjų, gali būti, kas turi santykių, tai santykių perkeliamas visai į kitą lygį. Po tokio pasibuvimo su savim galbūt suprasit, kad norit santuokos. Nes čia toksai matos lyg ir santykių oficialus įteisinimas. Kažkokie tai dokumentai. O tiem, kas neturi antros pusės, tai net noris pasakyti, kad gali ateiti partneris į gyvenimą, kuris bus karmiškas jums, ar ne? Ir tas partneris padės jum atrasti tą tokią vidinę saulę, vidinę ramybę. Taip. Tas partneris tikrai dar iškrito kaip patvirtinimas, kad padės jums atrasti vidinę ramybę ir šviesą. Kas yra santykiuose, tai vėlgi pats visas santykis gali pereiti daug šviesesnį etapą. Ir lygiai taip pat kaip ir vienišiems, taip ir jums. Galbūt partneris per pasirinktą laikotarpį jums padės pamatyti savy daugiau šviesos ir šilumos. Taip pat dar viena reikšmė gali būti vienos iš šitų kortų, tai vaikai. Kas turi vaikų, galbūt vaikai pareikalaus daugiau dėmesio negu įprastai, o galbūt pastosite. Gerai, žiūrim toliau. Taip, surinksiu šitas kortas ir žiūrim. Darbas. Darbe būsite ryžtingi, tikrai daug dirbsite, savęs negailėsite, galbūt pateiksite netgi naujų idėjų. Ir pradžiai gali būti, kad taip jausitės ne visai įvertinti. Tačiau tikrai ateis momentas, kada jūs pajausite, kad taip, mane išgirdo, mane pamatė, mane įvertino. Ir netgi tikrai nusimato toksai materialinis pagerėjimas, galbūt gausite didesnį priedą. Galbūt, nežinau, darbdavys pasiūlys kažkokį tai papildomą bonusą, kaip draudimo kortelę, sveikatos draudimo kortelę, ar ne, kur, sakykime, bus kažkokia tai papildoma suma pinigų, kurie jūs galėsite išleisti, kada norit ir kokiem norit, sakykime, vaistam, vitaminam ir panašiai. Tikrai jaučiasi, kad bus darbingas ir veiklus laikotarpis.
ir tokia bendra atmosfera ir savijauta. Taip, kaip ir minėjau, tikrai bus momentas, kada jūs norėsite pabūti vienas, atsigręžti tik į save. Tačiau, tai bus toksai neilgas laikotarpis, nes vis tik viskas yra apie aktyvumą, apie tai, kad aš einu, veikiu, darau ir švenčiu savo rezultatus. O gal šiaip kokios šventės, kai jums bus gera, malonu ir džiaugsminga. Degsite idėjom. Jūsų sveikata turėtų būti gera, tačiau kad jinai būtų gera, labai svarbu neužsišvęsti, neperdegti. Taigi reikia šiek tiek skirti laiko ir sau. Tuoj pasižiūrėsime jums orakulą jūsų pasirinktam laikotarpiui. Taip, iš tiesų, jums norėsis šiek tiek pabūti atskirai vienam su savim ir tai net patariama daryti. Dar norėčiau šio patikslinimo pasižiūrėti. Taip, ribas jums reikės nusibriežti dėl to ir atsiriboti norėsis dėl to, nes jausitės tarsi suvaržyti. Trūks šiek tiek tokios laisvės galbūt jums. Ir tada yra patarimas, ar ne, šiek tiek susikoncentruoti į save. Taigi sėkmės jūsų pasirinktų laikotarpiu jums. Iki. Sveikas. Trečiasis variantą ir pasižiūrėsim, kaip seksis jums jūsų pasirinktų laikotarpiu. Apžvelgsime meilės sritį, darbų sritį ir tokią bendrą atmosferą, savijautą, sveikatą. Trečiasis variantas – meilės sritis. Darbinės sritis pasirinktų laikotarpiu. Ir atmosfera, savijauta pasirinktų laikotarpiu. Gerai, žiūrim. Panašu, kad meilės sritis pareikalaus daug įdirbio,
bandysite kažkokius tai galbūt naujus dalykus, naujas idėjas įgyvendinti. Ir kartais bandydami tai padaryti, naudosite tokį, tiksliau tokią tarsi jėgą. Sakykime, aš manau, kad dabar būtų taip geriausiai mums, tai mes taip ir darysim. Dar norėčiau jums čia pasižiūrėti papildomus paaiškinimus. Taip, santykiuose jūs tikrai norėsite riedėti į tą pusę, kur jums atrodys, kad bus geriau. Ir visas tas judėjimas, kaip padaryti, kad būtų geriau, kaip padaryti, kad būtų harmoningiau, labai jums atneš disharmoniją, nes jūs labai dėl to suksit galvą. Dvėjosit, o gal čia man pasielgti taip, gal padaryti kitaip. Ir tikrai ta esama padėtis jūsų netenkins, jūs norėsit kitaip. Ir jausit gebantis tai padaryti kitaip. Tačiau, jeigu jūs esat vieniši, tai kaip ir gerai, kad jūs norite daryti kažkaip kitaip, ar ne? Galbūt matot, kad taip, kaip jūs dabar elgiatės, neduoda atitinkamų rezultatų. Ir taip galit keistis kaip tik norit, ar ne? Nes jūs esat vieni. Bet kas turi antrą pusę, tai aš čia matau tokį, aš noriu ir aš čia bandysiu pakeisti. Tai atkreipkite dėmesį į savo antrą pusę, nes komunikacijos aš čia labai didelės nematau. Viskas yra daugiau apie tai, kaip aš noriu, kaip aš jaučiuosi ir ką aš noriu toliau daryti. Komunikuokit su savo antrąja puse, kas ją turit. O kas neturit, tai pokyčiai ypatingai apmąstyti tokie kaip vis tiek jie kaip ir sveikintini, jūs neturit ką prarasti, ar ne? Ar jūs elgsitės vienaip, ar jūs elgsitės kitaip. Vis tiek jūs esat vienas ir jums čia yra šiek tiek lengviau. Galbūt tas naujas požiūris ir atneš geresnius rezultatus. Gerai, žiūrime darbinės sritis. Darbinės sritis yra tiesiog fantastiška, turbūt geriausios kortos, kokios tai galėtų būti, ar ne? Čia yra ir svajonių išsipildymas. Čia yra ir gausa materialinė, ir toks vidinis didelis pasitenkinimas. O ta gausa ir vidinis pasitenkinimas ateis todėl, nes jūs būsit labai aktyvus, labai ryžtingas, keitime to, kas nebetenkina, kas jūs liūdina. Tai nebūtinai gali būti naujas darbas, nauja veikla, kai kam taip gali
taip sakant, įvykti taip, kad bus nauja veikla, bet aš labiau galbūt linkstu link to, kad galbūt jūs esamame darbe įgyvendinsite kažkokią tai idėją, apie kurią labai seniai galvojot. Ir jinai tikrai prilips, prisitvirtins ir įves jūs į dar didesnę gausą. Kad įvesti pokyčius jūs veiksit ryžtingai, be jokių palauk. Toks jausmas, kad trečią variantą pasirinko labai tokios stiprios asmenybės iš tikrųjų. Kur labai ryžtingai veikia, daro, ieško, ką tik būtų geriau. Ir tai iš tiesų tai jūs atves į dar didesnę gausą, tokį net vidinį pasitenkinimą, kad va, aš šaunuolis, žiūrėkit, kaip aš, arba šaunuolė, aišku, žiūrėkit, kaip aš čia viską padariau, kaip viskas gerai veikia, kaip viskas gerai dirba, kokie geri rezultatai. Taip, ir tai netgi gali būti kažkokia idėja, apie kurią jūs seniau galvojot, nes čia toks tai tarsi svajonės išsipildymas. Gerai, toliau pasižiūrėkim tokia bendra atmosfera, savijauta, sveikata. Taip. Kadangi laikotarpis nusimato veiklus, tai gali tai būti, jog jeigu nepailsėsite, gali kamuoti kokios tai lėtinės ligos. Todėl čia yra svarbu pailsėti. Kadangi jūsų sveikata vėlgi priklausys nuo poilsio ir laiko skirto savo, tai būtent partneris gali, pavyzdžiui, pasufleruoti, kaip jums pasilsėti, kad jaustumėtės sveikas ir laimingas. Tiems, kas neturi partnerio, tai gali būti kažkoks tiesiog mylimas artimas žmogus. Ir tai gali būti visiškai kažkokia tai nauja idėja. Jūsų poilsiui, jūsų atsigavimui, žiūrėkit, ką sako artimieji. O šiaip, kaip ir jau minėjau, jausitės labai ryžtingas. Tik neleiskit, kad tas jūsų ryžtingumas šiek tiek jau kažką tai, sakykim, taip nuliūdintų. Ypatingai, kas turi antrą pusę. Ir toks tiesa, trečiasis variantą orakulas jums. Ir orakulas jums sako, jog pasitikėkite labiau visata. Kaip ir minėjau, šiuo pasirinktu laikotarpiu jūs labai norėsite viską keisti, kontroliuoti, veikti ryžtingai, daryti. Ir, pavyzdžiui, darbiniai srityje viskas gerai su tuo. Tačiau asmeninėme gyvenime, santykiuose jau taip gali būti. Ar ne, kaip ir minėjau,
ypatingai turintiems antrą pusę, nelabai gerai. Tai vat, visata siūlo šiek tiek labiau ją pasitikėti ir nesistengti taip visko sukontroliuoti, pergalvoti ar ne. Leisti dalykam veikti taip, kaip jie turi veikti. Noris pasakyti, kad vat kaip šitam paveiksliuke mergina atsipučia. Ar ne, čia jinai kažkur patogiai įsitaisius ir giliai atsikvėpti. Tai va. Stenkitės ir jūs atsikvėpti ir leiskite dalį darbo padaryti visatai. Tai va, sėkmės ir iki.